pažiūrės kažkas panašaus. Lietuva pasaulis 4-1 beje. O čia renginio vedėjas pristatė Piotrą Trešnevskį. Pirmąjį šios dvikovos dalyvė. 8. kova iš 9. Beje, paskutinėje šio vakaro kovoje jūsų laukia didžiausia šio vakaro žvaigždė Tomas Pakutinskas. Piotras Trešnevskis, Lenkija, jis jau yra ringe. Dar vienas Lenkų atstovas. Ir Henrikas Vikšraitis. 71 kg svorio kategorija, 10 cm ūgio skirtumas, aukštesnis yra Henrikas už savo varžovą, jaunesnis 3 metais 22 prieš 25. Ir tikėkime, kad pamatysime jo dar vieną puikų pasirodymą. Na, iš pradžių daugiau Tsunamio atstovų šį vakarą, po to daugiau ir spartiečių. Henrikas Vikšraitis, Lietuva. Tai yra kovotojas, kuris nebejotinai netrukus turėtų būti vienas iš tų, kurį mes matysime ne tik kovojantį Siemens arenoje, didžiuosiuose World Grand Prix turnyruose, tačiau ir paskutinėse kovose. O tai yra, kur pristatomas didžiausios žvaigždės, pristatomi geriausi kovotojai. 22 years old, height 184 cm, weight 71 kg, Lithuanian Muay Thai champion, Lithuanian K1 champion. Lietuvos Muay Thai čempionas, K1 čempionas. Ir labai daug titulų jau dabar. Henrikas Vikšraitis. Dar vienas Sparta Gym atstovas, šiandien Sparta Gym visai neblogai atrodo ir laimi tikrai nemažai dvikovų. Ir prieš paskutinės kovos pradžia. Pirmasis raundas. 10 cm yra tikrai nemažai žiūrint į ūgį. Henrikas Vikšraitis. Labai panašus jo veiksmai į Sergejaus Maslobojevo. Na, nebejoju, kad ne kartą yra kartu vedę treniruotę šie kovotojai. Toks visiškas pasitikėjimas savo jėgomi. Lenkas labai neprastai pradeda beje šią dvikovą. Piotras Trešnevskis, aišku, kad laukti nėra ko, geriau pačiam bandyti užpulti ir tokiu būdu galbūt užsigarantuoti lengvesnį gyvenimą vėliau. Beje, mes vis dar neturim nei vieno techninio nokauto. Šį kovą 3 raundai po 3 minutės nepaminėjau, man atrodo. O kadangi šį vakarą praktiškai visos kovos vyksta skirtingai, tai tą padaryti būtina. Na štai, tokia minutės pertraukėlė dėl prikibusio lapelio.
Labai drąsus yra Lenkas pirmajame raunde, tikrai palieka neprastą įspūdį. Henrikas vis dar laukia savo šanso. Sakau, man labai primena Sergejaus Maslobojevo veiksmus, kur svarbiausia išlaukti. Na, o kai jau eini į ataką, tada paleidi smūgių krušą, kuri gali būti lemiama. Tačiau kol kas Lenkas net neleidžia pagalvoti apie tokį scenarijaus variantą. Piotras Trešnevskis labai geras jo pirmasis raundas. Ir nesakyčiau, kad jis turi didžiulę persvarą, bet jeigu reiktų rinkti pirmųjų 2 minučių favoritą, tai aš sakyčiau, kad tai yra Piotras Trešnevskis. Na štai, galbūt didesnis veiksmų arsenalas, smūgių įvairovė gali padėti Henrikui. Pirmasis raundas jau labai arti pabaigos. Ir Henrikas Vikšraitis. Dabar mes matome į tokį, kokį yra tekę matyti. Henrikas Vikšraitis, knockdownas? Taip, štai taip. Atrodė, kad 2,5 minutės Henriko lyg ir nėra ringe, bet besibaigiant pirmajam raundui jis, na, tiesiog sukūrė malonų vakarėlį savo priešininkui ir netrukus gongas skelbė, jog pirmoji 3 minučių atkarpa jau yra praeity. Jeigu po 2 minučių minėjau, kad Lenkas gal net yra šioks toks favoritas, tai pasibaigus pirmajam raundui nebejotinai Henrikas Vikšraitis turi surinkęs daugiau bonuso taškų nei jo varžovas. Ko vertas tas knockdownas raundo pabaigoje? Na štai, pažiūrėkite, labai stiprus smūgis iš dešinės. Na ir neįsilaiko ant kojų Piotras Trešnevskis. Tiesa, teisėjų labai ilgai skaičiuoti nereikėjo tų sekundžių knockdowno, bet knockdownas yra knockdownas. Prieš paskutinę šio vakaro dvikovą. Ir kovotojai vėl kviečiami į ringą. Pratęs čia kovą. Aš vis dar laukiu pirmojo nokauto šį vakarą ir nenustepčiau, jeigu Henrikas sugebėtų savo varžovą pasiųsti ten. Na, galbūt ne tai, kad nesistebėčiau, bet norėčiau, kad tai būtų ir labai galingas dar vienas smūgis, 7-8, gali tęsti kovą Trešnevskis. Ir Henrikas Vikšraitis antrajame raunde neabejotinai nuo pat pradžių imasi iniciatyvos ir jaučiu, kad šis raundas neužsibaigs. Kalbėdamas apie norą, jog Vikšraitis pasiųstų varžovą į nokautą, tikrai nežinau, kaip baigsis ši dvikova, galbūt net ir nelaimės Henrikas Vikšraitis, bet po pirmojo raundo pabaigos man atrodė labai realus toks scenarijus ir dabar prasidėjus antrajam raundui tas scenarijus tampa dar įtikinamesnis. Na, tokie bandymai kažkaip išjudinti save, galbūt kiek pagazdinti varžovą. Vikšraitis! Kokia smūgių serija! Dar vienas smūgis! Ir ačiū už dėmesį. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tęs kova. Trečiasis knockdownas. Trečiasis knockdownas, bet trečiojo raundo veikiausiai jau nebus. Ir dar vienas tiesus smūgis iš dešinės. Henrikas Vikšraitis. Na, reiks pasistengti kitą kartą pasikvies šį kovotoją kartu stebėti dvikovas, nes tai yra tikrai auganti viena didžiųjų Lietuvos kovinio sporto žvaigždžių. Nepamirškit to. Jam viso labo 23 metai, bet potencialo augti jis dar turi labai daug. Persvara yra per didelė. Čia, aš net nežinau, ar verta tęsti kovą.
Lenkui. Taip, jis bando dar atlikti tokius imitacinius veiksmus, bet tie imitaciniai veiksmai veda prie dar vienos smūgių krušos prieš jį. Trisdešimt sekundžių užbaigti antrąjį raundą. Ir viskas. Viskas. Iškart net neskaičiuoja teisėjai. Nutraukta kova. Galingas smūgis iš dešinės. 3 knockdownai ir ketvirtuoju kartu nokautas. Pati įspūdingiausia šio vakaro dvikova. Na ir būtinai reikia amoniako ir kitų stiprių dalykų, kurie leistų atsikelti Piotrui Trešnevskiui, na, o Henrikas Vikšraitis tiesiog nerealus. Tiesiog nerealus, 2 minutės ringe neveikęs iš esmės nieko pagal savo lygį. Pažiūrėkite, kaip jis sulaukė savo šanso iš kairės. Tokie knockdownai, tokie smūgiai. Ir paskutinysis lemiamas smūgis iš kojos. Žmogus, kuris sugebėjo atsikelti po 3 knockdownų, 4 kartą, nu kur tu čia? Mirtinas smūgis. Mirtinas smūgis, vienintelis teigiamas dalykas, kad Piotras Trešnevskis jau stovi ant savo kojų. Ir pirmasis techninis nokautas. Sulaukiau. Henrikas Vikšraitis oficialiai skelbiamas šios dvikovos nugalėtojas.